Labą dieną. Šiandien noriu pasidalinti informaciją. Tikiuosi, kad ji pravers mum kiekvienam susimastyti apie frazę ir ar tikrai ji ta teisinga frazė. Tai sveikata didžiausias turtas, ar tikrai? Tai aš esu Vaida Pavilonytė, jau 27 metai esu Herbalife partnerė, klientė, mėgaujuosi būtent šios kompanijos produktais ir daugiau negu 13 metų jau padedu žmonėm keisti savo gyvenimo būdą, būtent ir efektyviau išnaudoti šiuos produktus. Taip pat esu bendruomenės man gerai steigėja, įkūrėja ir daugiau negu 14 metų būtent vieniju šią bendruomenę ir būtent mėgaujamės bendrovės Herbalife produktais, dalinamės, įkvepiam, motyvuojam, palaikom, na ir be abejo labai svarbu iš tikrųjų turbūt ir man prisistatyti, nes pati daug metų, kodėl šiais produktais mėgaujuosi. Tai ir kodėl tokios hipotezės, kaip ta sveikata susijusi, tai turbūt visi mes puikiai suprantam, kad sveikata mūsų rankose ir mums labai aktualu ją išsaugoti, bet dažniausiai mes ją nesirūpinam tol, kol mums viskas yra gerai. Mes tik ją prisimenam tada, kada mums kas nors nutinka. Na ir natūralu, ir aš buvau ne iš tų žmonių, kurie galbūt rūpinasi tada, kada viskas gerai. Tikrai, kai ištiko, aš iš tikrųjų atradau Herbalife produktus. Na, juos aš esu atradusi dar studijų metais, kai ieškojau papildomų galimybių užsidirbti būdama studentė, kai studijavau cheminę technologiją, bet man tuo metu tie visi veiklos metodai manęs tikrai nesužavėjo, bet man labai patiko produktai. Ir be abejo, prisimindama savo klientų puikius rezultatus, matydama, kaip jie keičiasi, tuo metu, būdama jaunatviška, pilna energijos, man tikrai, ta sveikata ir ta savijauta nebuvo tokia prioritetinė. Tai natūralu, kad visą tai prisiminiau tada, kada mano buvo šiek tiek prastesnė savijauta. Na ir šiandien noriu pasakyti, kodėl aš irgi renkuosi Herbalife produktus tiek daug metų, kodėl jie yra dalis mano raciono. Nes visų pirma, tai yra pasaulinė ekspertė subalansuotos mitybos srityje. Jie yra numeris vienas būtent svorio mažinimo kategorijai produktai, bet taip pat ir sveiko gyvenimo būdo. Todėl daugiau negu 40 metų egzistuojanti kompanija yra patikima, nes veikia daugiau negu 90 pasaulio šalių. Būtent prie šių produktų dirba labai daug mokslininkų, labai daug ekspertų, mokslo daktarų. Ir kas dar labai svarbu, kad visiška gamybos kontrolė. Tai reiškia, kad nuo pasėtos sėklos iki galutinio produkto mes turime puikią kokybę, būtent sertifikavimus. Ir tai iš tikrųjų man irgi lemia didesnį pasitikėjimą. Na ir kodėl aš po, sakykime, ir savo verslo turėto ir farmacijoje darbo patirties ir kitų darbo patirčių vis tik tais pasirinkau tinklinę rinkodarą. Būtent turbūt mane pirmiausia viliojo laisvė ir laisvas grafiko planavimas. Negaliu pasakyti, kad dirbu mažiau, bet tiesiog galbūt man tai yra lanksčiau, esant mamai, vienišai mamai. Tai tikrai tų rūpesčių, kas visos mamos, mes žinom, kad auginant vaikus tikrai tų rūpesčių pakanka ir norisi to laisvesnio grafiko. Na, o iš kitos pusės man tai irgi įkvepia tai, kad aš galiu padėti savo klientui pasiekti rezultatą ir lygiai taip pat burdama aplinkui save ieškančius galimybių žmonės, padėti jiem užsiimti verslu, būtent bendradarbiaujant su bendrove. Tai viskas labai paprasta, jokių čia manipuliacinių technikų nėra. Lygiai taip pat, kaip aš ir ankstesniuose pardavimuose pasakodavau apie produktus, apie naudą, apie vertę, apie tai, ką klientas gali gauti įsigijęs vienokią paslaugą ir vienokį produktą, lygiai tą patį darau ir čia. Nieko kažko paslaptingo, tik tiek, kad ten darbdavys sumokėdavo už mane mokesčius, čia aš pati asmeniškai sumoku mokesčius valstybei. Tai tik tais tiek. Na ir iš tikrųjų kalbėkime apie tai, kad galbūt kodėl aš tai akcentuoju, nes labai daugelis žmonių gal kažkiek ir nepasitikė ir turi to nepasitikėjimo tokiais produktais, tačiau Herbalife kompanija labai atsižvelgia į produktų kokybę ir produkcijos asortimente mes turim daug įvairiausių produktų, kurie skirtų tiek subalansuotai mitybai, tiek svorio valdymui, tiek maisto papildų, tiek kosmetikos veido kūno priežiūros priemonių. Ir aš tikrai džiaugiuosi, kad man tuo 47 metai. Na, senti niekas mes šiandien norim, bet tikrai išlaikyti ir tą energijos lygį ir taip, kaip aš pati jaučiuosi ir kaip atrodau, tikrai man labai patinka. Na ir kitas labai svarbus dalykas tai yra patogumas, tai sutaupo begalę daug laiko šiuolaikiška mityba.
Ir kartais galbūt kai kas mes skeptiškai pažiūrim į kažkokius novatoriškus produktus, tai manau, kad lygiai taip pat kaip išmanusis telefonas ar net ir tokia pati išmani programa kaip Zoomas, kurios dėka dabar darau šį įrašą, šiandien tikrai mums atveria galimybės. Tai aš noriu pasakyti, kad kažkodėl tai į mytybos požiūrį pas mus dažniausiai būna toksai, toks senovinis šiek tiek. Bet manau, kad į kitą šalį mes irgi ne vežimu važiuojam ir arklių tempiamu, o vis tik tai skrendam lėktuvu, tai turim irgi atkreipti dėmesį. Dabar, kas dar labai svarbu, turbūt mes esam girdėję nesykį apie nekokybiškus papildus, kad galbūt saugumas, galbūt kartais tikrai ir tinklodaros versluose papildų prekyba tokia nesukelia didelio pasitikėjimo vartotojui. Tai šiuo atveju mes galim tik tai džiaugtis ir didžiuotis, kad Herbalife kompanija turi labai daug trečiųjų šalių sertifikacijų. Ir galim tikrai džiaugtis tai, kad ir Lietuvoje produktai ne kažkokiom neva trečiosiom šalim, bet iš tikrųjų yra sertifikuoti, saugus, patikimi, lygiai taip pat ir sporto linija sertifikuota sportininkams, taip kad net ir profesionalūs sportininkai gali būti ramus, kiekviena serija yra sertifikuojama ir yra saugus vartoti, žuvų taukai taipogi kokybiški, yra trečiųjų šalių sertifikuoti, Friendo visi. Tai irgi reiškia, kad tiek ir žuvų sugavimas, tiek ir pačių žuvų kokybė smulkiųjų jinai tikrai užtikrina. Taipogi mes galim pasidžiaugti, kad net ir atrodo saldus skonis, tačiau glikeminis indeksas mūsų produktų žemas, tikrai turim sertifikacijas, vėlgi kas netoleruoja gliuteno, kas netoleruoja galbūt kitų gyvūninės kilmės produktų. Šiandien mes galim jums pasiūlyti net ir visiškai veganiškų, vegetariškų produktų. Taip, kad vėlgi be GMO produktai, tai daug labai sertifikacijų, aš apie jas tiesiog nesiplėsiu, nes šiandien tikslas mūsų kitas. Tai vat ir noriu pasidžiaugti tai, kad kaip ir daugelis mamų po vaiko gimdymo ir vaiko priežiūros atostogų, aš supratau, kad tikrai pavalgiau už 2 per visą nėštumą ir po to, ir tikrai teko pačiai keisti savo gyvensenos įpročius, kas buvo tikrai irgi išbalansuota, ir man Herbalife produktai visą laiką yra pagalbininkai, nes aš kartais vadinu, kad tai yra darboholikų maistas, aš tokia mylinti tą darbą, patinka tai, ką aš veikiu, tikrai visiškai nesportiška buvau šiandien, man tai padėjo irgi integruoti fizinį aktyvumą, kurį aš galiu, nes dėl tam tikrų irgi sveikatos situacijų ne visą sportą aš toleruoju, galbūt galima tai teko pamilti galbūt tam tikras fizinio aktyvumo formas. Tai net ir žiūrint, kad turint tam tikrus ir sveikatos sutrikimus, aš tikrai sakau, kad visada žvelgiant iš visų kampų, nereikia savęs labai nurašyti ir pasodinti nuolat ant to atsarginio suolelio, tikrai yra tų galimybių, ką mes galim nuveikti tiek su mityba, tiek su fiziniu aktyvumu. Tai tikrai labai linkiu to paties, tai aš lygiai pati tą darau, lygiai tą patį skatinu ir klientus, ir žinau, kad tas mūsų ir premenopauzinis periodas, kuris ir man lygiai taip pat kartais tos pagalius į ratus kiša, bet tikrai žinau, kad nenuleidžiant rankų mes galim labai daug pasiekti. Na ir šiandien mano tas tikslas ir tą užvesti po mano trumpo to prisistatymo ir kodėl čia tas Herbalife'as mano gyvenime. Ir kai kartais žmonės sako, kad tai čia pinigų išmetimas į balą ir panašiai, tai šiandien aš noriu pasakyti, kokios svarbios išlaidos. Aišku, mes turim čia karo užkulisius kažkokius, tai tikrai tų nerimo ir psichologinių dalykų tikrai daug, bet jeigu mes gerai taip pasigilintume ir pamatytume, tai aišku, kad mes norim turėti stogą virš galvos, mes norim turėti kažkokius tai komfortinius dalykus, kaip nuvažiavimus automobilio kažkokie tai arba kelionių, transportų, nuvažiavimo į darbą, grįžimą, lankymą šeimos narių, natūralu, kad baziniai maisto produktai, žodžiu, apsirengti, pavalgyti ir turėti stogą virš galvos, ir tikrai turbūt tą saugumą, tai va tai garantuoja saugumą, ir jeigu mes tai turim, tai kaip sakėm, mes jau esam turtingesni daugiau negu pusė pasaulio žmonių, nes labai daug žmonių to net neturi. Ir po to jau prasideda visi mūsų kiti reikalai, prabangesni baldai, interjerai, dizainai, rūbai, bateliai, kažkokios kelionės, pramogos, skanumynai, gardumynai ir visi kiti dalykai, o šventės dabar artėja, tai o dar kiek išleisim dovanom, kurių niekam turbūt nereikia ir patys jų gausim panašių, ir galbūt pirotechnikai ar kažkokiem kitiem tokiem momentiniam, nežinau, dalykam, vėlgi per šventes maisto tikrai prisiperkam ir paskui nežinom, kur dėsim tą baltą mišrainę ir tą dar trečiąją silkę. Tai mes tikrai turim pamastyti, kas yra mūsų gyvenime tos pačios svarbiausios išlaidos, be ko mes neišgyvenam, ir tikrai pasižiūrėti tą visą tokį papildomų išlaidų krepšelį. Ir čia vėlgi tas akcentas vartojimo
Aišku, sakysit, va Vaida, ir tu dabar įkalbinėjai kažką tai kito vartoti, aš įkalbinėjau tiesiog susibalansuoti turbūt, bet ne veltui turbūt ta karti tiesa, kuris sklandė socialiniuose tinkluose ir kad vat, sveikas maistas už 100 eurų tai yra per brangu, bet vakarienė kokiam nors restorane už 100 eurų tai viskas kaip tvarkoja. Arba, sakykime, tas pats papildam 100 eurų, tai čia oho, kaip brangu, bet vakare, bare pasėdėti ar kažkur tai važiuojant į svečius prisipirkti, nežinau, ten parduotuvinių tortų ir alkoholio, tai tikrai viskas yra tvarkoja. Jeigu mes kalbėsim apie kažkokį tai ten asmens ugdymo mokymus ar panašiai, tai mums yra per brangu, bet jeigu reikia kažkokią tai, nežinau, firminę rankinę nusipirkti ar batus, kur bus būtinai brandas uždėtas, tai man labai patiko, čia dabar kažkokį vieną mačiau, kad galbūt ar verta tikrai pirkti rankinę už 300, gal galima už 10 eurų ir į tą rankinę įsidėti 290 ir jūs būsite turtingesni. Tai irgi turbūt leidžia susimastyti, kur mes išties investuojam. Tai investicija galbūt į naują verslą 1000 eurų per brangu, bet naują telefoną dabar prieš kalėdas tai tikrai greičiausiai nusipirksim. Na ir čia ta kita mintis, kad mes vis neturim laiko sportui, tai serialą manau, kad susižiūrim labai neblogai, ar televizorių, ar kažką tai tokio paveikiam, kas tikrai mums nepagerina tos mūsų savijautos. Tai va čia ir vėl akcentas tas, kad turbūt, kai mes pasidarom tą auditą savo laiko ir savo, kaip aš sakau, tų išlaidų, tai mes turim suprasti, kad sveikata mes turim rūpintis ne tada, kada jau yra blogai, o sveikata mes turime rūpintis tada, kada mes dar ją turim. Ir tai irgi labai svarbu. Ir tie kalinančios lėtinės ligos ir pasekmės iš tikrųjų, pirmiausia, tai yra nejudėjimas, tai irgi yra blogas įprotis. Ne? Tai reiškia, aš turiu judėti, čia lygiai taip pat kaip ir rūkymas. Tai reiškia, nejudėjimas yra lygiai taip pat kaip rūkymas. Tai man irgi ta frazė tokia sukoreliavusi kartu, tai irgi tikrai, viduje mane irgi motyvuoja. Jei aš nepajudėsiu, tai reiškia, aš rūkau. Tai irgi toks vienas iš tų žalingų įpročių. Na ir pusvalandis to fizinio aktyvumo netgi laimės indeksą padidina 8%. Dėl to tikrai sportuojantis, judantis, vaikštantis ir kažką tai veikiantis, nors šiek tiek žmogus, jisai visada yra laimingesnis, bent tais 8%. Na ir mes turim suprasti, kad ne gydytojai mus gydys ir mūsų įpročius keis mes patys. Ir tikrai dabar, kai turiu konsultacijų nemokamų registraciją ir tenka susipažinti su naujais žmonėmis ir finale tu girdi po gero pusvalandžio tu visus supratau, kad čia man reikės pačiai daug ką daryti. O aš galvoju, o tai apie ką mes, tai dar kažkas gyvena tose iliuzijose, kad įpročius kažkas turi už mūsų kurti. Tai faktas, kad kartu bendruomenė ir su to palaikymu tos įpročius lengviau pasiekti, bet iš tikrųjų mes turim suprasti, kad tik mes patys daug ką galim padaryti. Na ir jeigu norit įsigyti draudimą, šiandien mums tikrai siūlo daug kas tą draudimą sveikatos, bet jeigu mes norim įsigyti tą draudimą nuo 36 ligų, man labai patinka profesorius Albertas Kurvidas, tikrai jisai remdamasis naujaisiais pasauliniais moksliniais tyrimais pateikė labai gražias įžvalgas, labai gražias apžvalgas, tikrai reziumė. Ir jeigu mes tiesiog mitybą ir fizinį aktyvumą įtrauksime į savo kasdienybę ir tai bus mūsų įpročiai, mes išvengsime net 36 lėtinių ligų. Aišku, iš jų pavojingiausios širdies, kraujagyslių, cukrinis diabetas, bet tikrai jūs galite daugiau rasti internete, jeigu bus aktualu, man rašykite, aš persiųsiu šitą straipsnį. Na ir kitas labai svarbus momentas, turbūt, kuris man pačiai visą laiką kyla, kodėl vis tik tais tie mūsų žmonės taip prastai naudoja maisto papildus. Aš kažkada analizavau vieną tyrimą, mums pristatinėjo, kad Japonijoje turbūt iš 10 9 vartoja papildus ir tik vienas turbūt kažko tai nenaudoja. Pas mus čia turbūt atvirkščiai, tik vienas iš 10. Ir tikrai ta tyrimo imtis nemaža ir tai tik kas 10 investuojam į tą savo brangiausią turtą. Dabar kodėl apie papildus? Ir čia noriu pasakyti, kad tam tikra investicinė grąža. Taip, tikrai aš čia įdėjau mūsų tam tikrus produktus, apie kuriuos aš galbūt kalbėsiu, ne konkrečiai, kad jie buvo naudoti tyrime, bet čia dabar noriu patikslinti, kokį tyrimą pristatinėsiu. Food Supplements Europe direktorius Patrikas Kovansas, Belgijos maisto teisės ekspertų asociacijos vadovas, ir jie analizavo tam tikrus tyrimus ir ekonominį efektą. Ne? Tai pavyzdžiui, šiaip Lietuva yra pirmaujanti pagal ES sergamumą ir mirštamumą nuo širdies kraujagyslių ligų. Tai yra 56% ir ši mirties priežastis lenkia net onkologinius susirgymus.
Viena iš kelių priežasčių yra, aišku, nesveika mityba ir lietuviai, niekaip užsispyrę nenori keisti to savo mitybos. Čia aš turbūt kalbu, nes dažnai su tokiais ir susiduriu žmonėmis, kad, aš valgyti jau nemesiu. Na ir kągi rodo tyrimai, atlikti Amerikoje ir ES rodo, kad net jeigu tik vyresni nei 55 metų amžiaus gyventojai kasdien vartotų rekomenduojamą normą, tai yra 1 gramą polinesočiųjų rūgščių omega 3, tai tikimybė susirgti ir mirti nuo širdies kraujagyslių ligų sumažėtų beveik 5%. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad 1 euro investuoto į maisto papildą grąža būtų apie 2,9 euro. Kaip tai paskaičiuojama, ir ką tai reiškia? Kad tie 5% tai čia daug ar mažai. Kad vien Europos Sąjunga taip galime išgelbėti apie 1,5 milijono gyvybių per artimiausius 5 metus. Kad mes iš tikrųjų atitolinam tam tikrus dalykus, naudodami omega 3 papildus. Tai aš manau, kad man asmeniškai omega 3 tai yra kasdieniniai papildai, kurie yra tiek mano sūnaus racione. Dabar čia apie kalcį, apie kaulų lūžius, aišku, labai daug irgi mitų, kaip čia tas kalcis pasisavina, nepasisavina, reikia, nereikia, bet čia teigiama, kad ekspertų pateiktų tyrimų duomenys, kad jeigu gyventojai vyresni nei 55 arba tie 27 milijonai serga osteoporoze ir jų gydymas kasmet kainuoja apie 26 milijardus. Tačiau minėto 1 gramo kalcio ar papildų, sakykime, ar maiste, jeigu atkreipsim dėmesį, irgi daugiau. Ir tas vitamino D vartojimas, kuris irgi neleidžia gerai tada įsisavinti tam kalciui, rizika susirgti osteoporozę sumažėtų net 15%. Ką tai reiškia ir koks tai efektas? Kad mes galbūt galim kasmet išvengti apie 186 kaulų pažeistų osteoporozės lūžių per 5 metus. Dėl to galima sutaupyti net apie 19 milijardų eurų gydymų reikmėms. Tai čia vėl toks, hipotetinis, sakysit, Vaida, rūpi man šitie tavo kažkieno tai kažkur tai milijonai, bet jeigu mes patys pažiūrėsime į save, kad, atkreipdami dėmesį, čia tik tai porą tokių pavyzdžių, kad iš tikrųjų investuodami į tam tikrus dalykus kaip maistas, kaip mityba, galbūt papildydami tą mitybą tam tikrais maisto papildais, ko mes negaunam pakankamai su maistu, tai čia mes ir galim pamastyti, tai ar tai tampa išlaida, ar tai yra iš tikrųjų ta investicija. Ir jeigu gerai peržiūrėsim tą savo mitybos racioną, pirkinių krepšelį, mes tikrai ten rasim spontaniškų pirkinių. Mes tikrai rasim, kurie nėra nei ten taip labai reikalingi, nei naudingi tai mūsų savijautai. Tai nesakykim, kad mes tų pinigų neturim. Ir mes juos išleidžiam, neinvestuojam dažniausiai. Tai aš noriu visada, kad jūs pažvelgtumėt ir į tą dienotvarkę savo, kad tas 30-40 minučių mes tikrai galim rasti. Ir netgi teigiama, kad jeigu mes dirbam sėdimą darbą, tos 5 minutės kas valandą, ar judesio, ar lipimo laiptais, ar, pritūpimų padarimo, ar kažkokių tai kitų pratimų padarimo, fiziologiškai mums jau irgi suteikia labai daug. Dėl to negalvokime apie tai, kad aš būtinai turiu važiuoti kažkur tai į sporto salę, kad aš būtinai turiu nusipirkti abonementą. Pradėkime nuo tokių mažų žingsnių. Dėl to, jeigu mes nesugebam užtikrinti tos visavertės mitybos, mes galim tikrai papildyti tą medžiagų kiekį, ypač kai mes esam užimti, ypač kai mes skubam, bėgam, lekiam, ypač kai mes neturim laiko. Ir kai mums atrodo, kad tai kainuoja, tai tyrimai rodo, kad tai yra naudinga ir finansiškai, nekalbant apie tai tą vadinamą sveikatinamąjį poveikį, apie geresnę nuotaiką, daugiau energijos ir taip toliau. Tai aš visą laiką sakau, o tai kiek manom, kad tas investuotas euras į tą mūsų funkcinę mitybą mums sugrąžins. Ir tai aš noriu pasakyti, kad ir palinkėti, kad gerinkim savo savijautą su geriausiu prekiniu ženklu. Nereikia investuoti daug. Reikia tiesiog investuoti išmintingai. Ir kai man kartais kalba, kad, tai čia tas tavo Herbalife'as yra labai brangus, tai aš noriu pasakyti, kad net klientai, kurie turi mane kaip mitybos konsultantę, kurie įsigyja iš manęs subalansuotos mitybos kokteilį, viena porcija kainuoja 2,36 €. Atneškit man iš parduotuvės šiandien už 2,36 € subalansuotą maisto patiekalą, kuriame būtų ir baltymų 14 gramų, kuriame būtų visas spektras vitaminų, mineralų, kuriame būtų gerųjų riebalų, tų pačių omega 3, bent jau 0,5 gramas, kuris galėtų užtikrinti mum, kuriame būtų apie 4-5 gramai skaidulų. Gerai reikėtų pasukti galvą, paieškoti ir tai dar svarbu, kad tai neviršytų kaloražo, nes labai dažnai, natūralu, kad surinkti tą visą subalansuotą rinkinį, aš dažniausiai 3-4-5 kartus viršysiu kaloražą. O iš tikrųjų, kada mes bėgam, lekiam, tai išsitraukti subalansuotos mitybos batonėlį iš savo rankinės ir pakeliui kažkur suvalgyti užgėrus gerą stiklinę vandens, tikrai nesudėtinga ir tai tikrai nėra brangiau. Nepainiokim su visais parduotuviniais miusliais, tai būtent tie 2 produktai mums jie pilnavertiškai pakeičia vieną valgymą ir užtikrina, tai reiškia pakeičia, jie užtikrina tiesiog visų maistinių medžiagų subalansuotą rinkinį. Baltymų,
riebalų, angliavandenių, tai yra makromedžiagų ir lygiai taip pat visą rinkinį visų mikromedžiagų, vitaminų, mineralų, skaidulinių medžiagų. Tai, mielieji mano, ar tai yra brangu, aš skaitau ne. Jeigu jūs norite ekonomiškiau, jūs galite jungtis prie mūsų lojalių klientų programos. Plius įsigyję, na, sakykime, pavyzdžiui, pokyčių maratone, kai mes startuojam 10 dienų, aš visada rekomenduoju tam pasibandymui, na, išbandyti mūsų tiesiog kokteilį su batonėliais, kurie tikrai susivalgys, kurie bus pakeliui. Kokteilio mes turėsim 21 porciją, batonėlių dar 7, 28 porcijos yra 70 keli eurai. 28 porcijos subalansuoto maisto, tik 70 keli eurai. Aš tikrai manau, plus jūs gaunate konsultacijas, plus jūs gaunate iš tikrųjų palaikymą, plus jūs gaunate mūsų bendruomenę, fizinio aktyvumo treniruotes, atsakymus į klausimus rūpimus. Jūs galite mums atsiųsti savo mytybą, mes tikrai pateiksime rekomendacijas, ką reikėtų įsitraukti daugiau, kokių daržovių, kokių baltymų šaltinių, kaip reikėtų apsiskaičiuoti baltymų kiekius ir visą kitą jūs gausite nemokamai. Tai, mėlyjei mano, aš tikrai noriu palinkėti ir pasakyti, kad, na, rūpinkime sveikata, išsirinkime pačius kokybiškiausius produktus ir bent vieną kitą porciją integravę mes į savo racioną, mes tikrai turėsime ženkliai labiau subalansuotą mytybą. Ir kai aš savo sakau, kad man tai yra per brangu, dažniausiai aš galvoju apie tai, kad man tai yra nesvarbu, nes, nu, šiandien aš gerai jaučiuosi, ką man čia reikia galvoti apie tai, pagalvosiu, kaip blogai jausiuosi, ne, arba aš nesuprantu tos vertės, kodėl aš turėčiau mokėti. Tai va, tai mes dažniausiai įsitraukiam pinigus tada, kada mes suprantam, kad gaunam tik tiek už tiek. Suprantat, kada mums yra, tai tik porą eurų, mes šiandien kavą brangiau perkame negu subalansuoto maisto porciją, vat jūs įsivaizduojat, ir mes tikrai leidžiam tos pinigus pagal savo vertybės ir aš linkiu tiesiog pagalvoti, kad, na, ta subalansuota mytyba, fizinis aktyvumas, stresas, atsipalaidavimas ir va čia jūs gaunate visą tokį holistinį požiūrį, tai yra dar plus bendruomenė, kurie jūs visada sulauksite ir atsakymų, ir kompetentingos informacijos, ir to palaikymo. Tai jeigu jums tai yra aktualu, rašykit man asmeninės žinutes ir tikrai sukomunikuosim ir pagelbėsiu jums pasirinkti tas visas programas, nes mes jų turim daug. Daugelis Herbalife asocijuoja kaip prekinį ženklą tiesiog su lieknėjimu. Tačiau pas mus yra ir sporto, ir vyrams, ir moteriams, ir būtent viena ta pati iš 14 programų yra ir lieknėjimo, svorio mažinimo, sveiko svorio mažinimo, ne badavimo, ne dietų. Širdies kraujagyslių, pusryčių tiesiog galbūt kažkas tai neturi ir neturi laiko ir ieško sprendimų. Labai daug sprendimų, be abejo, labai aktualu dabar tas sveikas senėjimas, galbūt amžėjimas ar kaip, na ir kūno veido priežiūros programa, lygiai taip pat grožio išlaikymo programa, nes pas mus jau yra ir kolagenas puikus, taip kad mes tikrai pagelbėsim jum pasirinkti jum. Taip pat kiekviena programa yra bazinė, yra išplėstinė, yra pažangioji, vėlgi pagal kiekvieno finansinės galimybės mes visą tai galime sudėlioti, kad tai galbūt bus į dieną 2, 3, 4, 5 eurai, o galbūt jūs norite tikrai investuoti šiandien, nes jau ta savijauta netokia gera ir norisi galbūt investuoti tiesiog šiek tiek ir daugiau. Taigi, žinokit, viskas prasideda nuo to, apie ką pagalvojat, apie ką svajojat, kokius tikslus sau keliam ir patys esam nusiteikę pokyčiams. Tai žinokit, kad su tai žmonėmis, su kuriais mes bendraujam, tikrai su kuriais mes praleidžiam daug laiko, mes esame jų vidurkis. Jeigu jūs ieškote bendruomenės, kuri rūpinasi savo savijautą, ji, ta prasme, padeda ir jums laikytis tam tikrų disciplinų, mes turim tikrai nuostabų žaidimą įpročių keitimų programai. Tai va ta disciplina ir yra tarp tikslo ir jo įgyvendinimo, nes, na, jeigu aš laikausi trumpalaikių dietų, faktas, kad tai nesuformuos man kažkokių tai gerų įpročių ir aš nuo dietos iki dietos šuoliuosiu ir tas tikrai nėra tikslinga. Tai nenorėkit, kad būtų viskas labai lengva, tiesiog stenkimės būti visada šiek tiek geresni ir aišku, nesivaikykim tos sėkmės, labai norisi būti visą laiką lyderiu, čia viskas, kad būtų tik tobulai, tas perfekcionizmas iš tikrųjų daugelį žmonių nuvilia, nes nesigauna tobulai, o aš visą laiką atsipalaiduokim, nesinervuokim ir valgykim skaniai. Tai jeigu jums aktualu mėgautis gerą savijautą, valgyti skaniai ir susibalansuoti tą savo mytybą ir jūs ieškote geriausių produktų, šiandien numeris 1 pasaulyje, tai aš pasistengsiu būti jums šauni konsultantė, Vaida, ir tikrai susitiksime mūsų sveikų įpročių maratone. Tai rašykit, teiraukitės, na ir tikiuosi, kad aš jūs nors kiek įkvėpiau, ar su Herbalife, ar be Herbalife, ar su manimi, ar be manęs, bet tikrai rūpintis sveikata šiandien čia ir dabar. Ir galvokim, kad tai yra ne išlaidos, o jūsų investicija į brangiausią jūsų turtą. Tai gražios visiems dienos ir ačiū už dėmesį. Ir lauksiu, jeigu ką, jūsų klausimų.